jeigu Ana, o jūs ką nors norėsite pakalbėti, ar tik stebėti? Tai kam nors, jeigu bus įdomu, tai galės ką nors pasakyti. Viskas. Laima, jau galėsim pradėti? Jo, dar vieną žmogų leidau. Mokius pavadinimą. Eikit, prisėskit ir tada Sėskit, visi, kas... durų galas tada. Tada prieki yra vietas. Čia gali sėsti. Jau technologijos veikia, ne? Gerai, tada mes galim pradėti po truputį. Nors pasveikinti visus susirinkusius, tikrai labai džiugu matyti, kad tiek daug susirinkot. Ačiū visiems ir ačiū Paula tau už tą darbą didelį triūsą ir iš tikrųjų daug dūšės įdėti tą knygą. Tai va šiandien turėsim progą biškį susipažinti artimiau, pamatyti, pajausti. Tai va, ačiū ir Balto leidybos namam, redaktoriai Ana Trešina, kuri turbūt tai knygai, tam kūriniui suteikė kūną. Tikrai ačiū ir tai va, mes galėsim padiskutuoti. Mūsų valgymo sutrikimo linijos savanorės Natalija ir Veronika padės pamoderuos su klausimais ir turbūt tai tokią turėsimės valandą ar daugiau, kiek norėsit, nes mūsų laikas visas. Gal iš auditorijos irgi gyvai kils klausimai? Gyvai, jo, ir tada tikrai pasitarsit, kada po, prieš ir tikrai svarbu dalyvauti visiems, pabūti kartu ir tikrai linkiu gerą, prasmingą laiką kartu. Tai ačiū Laima už pradžią. Tai iš tiesų ačiū labai tau, Paula, už tokį nuoširdžią išpažintį, kuri man pačiai atvėrė duris į gilesnį supratimą ir atjautą žmonėms kenčiantiem nuo šitos ligos. Ir kartu su kitais linijos savanoriais sugalvojom tau įvairių klausimų. Tai pabandysim kartu su Natalija pabendrauti su tavim ir kam kils klausimai, tikrai galit drąsiai gyvai užduoti, kad tas pokalbis būtų gyvas ir nuoširdus, ar ne? Tai gal pradėsiu tada aš nuo savęs, ar ne? Man pačiai norisi užduoti tau klausimą, kaip tau pačiai buvo ta kelionė ir tas procesas, ar ne, savo patirtį sudėti į žodžius? Aš visą gyvenimą labai mėgau rašyti ir mano parašyti knygą buvo apskritai tokia gal svajonė kažkada ir tiesiog, nežinau, prieš kokius 10 metų realiai, kai pradėjau jau eiti tuo sveikimo keliu, nebuvau dar pilnai pasveikusi, bet jau buvo tie žingsniai žengti ir, nežinau, ir bendraujant ir su draugais ir kažkaip irgi sakėm, pabandyk gal aprašyti. Ir taip pradėjau po truputį kažką rašyti, taip kartais vis atidėti ir tokie gal daugiau kaip dienoraščio lapai buvo, daugiau apie jausmus, mažiau apie visas detalės. Ir tada galvojau, kad gal reikėtų pabandyti sulipdyti kažką daugiau, nes pati irgi, kai sirgau, aš atsimenu, man buvo labai toks didelis noras kažką tokio paskaityti, kas išgyveno, tai pajausti, kažkaip įsikvėpti tos vilties ir aš skaičiau kitą knygą, bet neturėjo labai geros pabaigos ir mane tiesiog irgi demotyvavo ir atrodo, aš niekada nepasveiksiu ir neišeisiu iš to išlipti. Tai kažkaip irgi norėjusi aprašyti, nežinau, savo jausmus ir galbūt padėti tiem žmonėm, kurie irgi yra tokioje situacijoje, kokia buvau aš, kad suprastų, kad visgi įmanoma ir kitokia pabaiga ir nebūtinai tu visą gyvenimą turi gyventi su to valgymo sutrikimu. Tai taip po truputį vis atidėdama, vėl atsisėsdama, daug metų užtruko, bet tai jau. Nes tikrai mes, kai skaitėm su savanoriais tą knygą, dalinamės įspūdžiais, kad ji tikrai padeda suprasti, ką žmogus išgyvena viduje, ar ne, sirgdamas šią ligą ir pagalvojom, kad ir artimiesiems sergančiųjų ta knyga gali praversti geriau suprasti, ar ne, įsijausti. Galbūt labai tikiuosi. Tai tikrai atveria vidinį pasaulį, labai giliai ir labai nuoširdžiai. Aš pati pajutau tikrai didesnį atjautą ir žmonėm, ar ne, su kuriais susiduriu. Man atrodo, kartais irgi gal truputį sunku būna
suvokti, ar galvoji, kad tai nėra labai rimta, kad specialiai žmogus kažkaip jaučiasi ir nežinau, priima tam tikrus dalykus per daug asmeniškai, bet realiai, kai būni visame tame, tiesiog tiek daug tavyje plyšta tų visų dalykų ir man atrodo, irgi, vat, jeigu žmonės irgi nesergantis, bet kas pažįsta tokių žmonių, perskaitytų jiems galbūt irgi padėtų truputį aiškiau suprast, ką tai reiškia ir kad tai nėra, kad tu specialiai taip elgiesi, bet tiesiog ta liga tave visiškai užvaldo ir pasisavina tą kūną. Tai ačiū už atsakymą. Dar kažkaip su kolegė viena dėliojamės klausimus ir žiūriu, kad mūsų klausimai su jie sutapo. Tai man skaitant knygą ir apskritai susiduriant su šita liga, tokį pastebiu dalyką, ar ne, kad yra tokios sūpuoklės. Tarp baimės veikti ir noro sveikti, ar ne? Tarp noro, kad mane pamatytų, suprastų, suteiktų man pagalbą, sustabdytų mane, bet ir tuo pačiu norisi atstumti, ar ne, ir likti vienai. Ypač, ar ne, valgymo sutrikimas labai pastumėjo užsidaryti ir atstumti nuo savęs. Tai kaip tu galvoji, kaip vat, pačiam sveikstančiam žmogui būti tarp tų sūpuoklių ir kaip tada artimiesiems, ar ne, pasiekti tą sergantį žmogų? Šiaip sunku labai pasakyti, manau, aš pati kuo vadovavausi jau, kai tikrai panorau pasveikti, nes iš pradžių pas mane buvo gal labai tas toks atmestinas, nežinau, nebuvo to realiai didelio noro pasveikti. Man buvo noras pasveikti nuo bulimijos, bet nepasveikti nuo anoreksijos. Anoreksija mane traukė ir aš norėjau jas sirgti. Bet kai prasidėjo visas tas procesas, irgi būdavo ta tokia baimė pasveikti ir noras pasveikti. Tai man dalykas, kuris labiausiai padėdavo, tai tiesos sakymas ir negalvot 2 kartus, nepergalvot, nes tada anoreksija labai įsipina į tavo galvą ir tada gali ir nebepasakyt, nes galvosim, gal geriau nereikia, paslėpsiu, nes gal čia, bet kai būna tas pirmas impulsas ir kreiptis į tą savo artimą žmogų ir pasakyti, va, aš dabar noriu nevalgyti, arba dabar noriu prisivalgyti ir nueiti išvemti. Ir taip tiesiog pirmu tuo impulsu pasakai tą tiesą ir realiai padeda ta tiesa, nes tada tai būna, tas tiesos sakymas jau yra tokia mini pergalė prieš ligą, nes liga mėgsta meluoti ir jinai nori, kad tu meluotum, bet kai tu vis pasirenki kiekvieną kartą tą kitą žingsnį, ir gal ne visą laiką pasirinksi, bet kiekvieną kartą, kai pasirinksi, tu po truputį priartėsi prie to išsilaisvinimo iš tos ligos. Aš pastebėjau, kai skaičiau tavo knygą, tos momentus iš tiesų ir man įstrigo, ne, kad mama, man blogai, ar ne? Taip. Toks tikrai didelis pagalbos šauksmas ir mama atsiliepia. Taip, taip. Ir atliepia. Ir iš esmės visi žmonės, kuriems tu rūpi, jie vis tiek atsižvelgs į tai ir norės tau dažnai suteikti pagalbą, bet blogiausia yra tai, kad mes net nenorim jos priimti tam tikrą prasme ir tu nori save izoliuoti, ir tu nori būti vienišas, ir tu nori pasilikti su ta liga, bet kuo labiau save izoliuoji, tai tuo daugiau tos ligos palieka su tavim. O tada tuo pačiu galvoju, nes dažnai artimiesiems ar ne iškyla ir tokia bejėgystė ir neviltis, ar ne, ir galbūt pasimetimas, o kaip padėti, kaip būti šalia, taip kaip tu pati galvoji, kas buvo tau svarbiausia ir veiksmingiausia iš artimųjų? Kokios jų reakcijos, žodžiai, buvimas? Labai sudėtinga pasakyti, nes kol pas mane pačią nebuvo noro pasveikti, tai man visiškai buvo nesvarbu, kaip prie manęs bandytų prieiti, aš vis tiek viską atmesčiau. Tai nežinau, mama bandė švelniai prie manęs prieiti, bet kai bando švelniai, tai tu labai gali lengvai irgi nusimuilinti. Tada bandė griežtai, bet tada tu dar labiau nori pabėgti, nes čia tave puola. Tai labai sunku pasakyti, kaip reikia tai padaryti, bet man labai padėjo, kai jau buvo prie to tokio lūžio, kur man buvo labai blogai, aš jau kaip ir norėjau pasveikti, bet man jau nebesigavo tiesiog. Ir buvo tokia draugė, su kuria susipažinau darbe ir jinai tiesiog būdavo su manim. Ir man tai buvo vienas geriausių būdų, kur
jinai nesakydavo, man tau reikia pavalgyti, tau reikia ten nedaryti to, ar taip elgtis, ar tą daryti. Jinai tiesiog su manim leisdavo laiką. Ir tiesiog kalbėdavo apie paprastus dalykus, apie paprastą gyvenimą ir vat tas būdavo, kur aš matydavau, kad į mane žiūri kaip į žmogų, o ne kaip į ligą, nes tu toks ir pervargęs būni nuo to visą laiką visų baksnojimo pirštais ir sakymo ir pamokslavimo, kad tau tiesiog kartais reikia visiškai paprasto bendravimo. Tai man atrodo, tas paprastas bendravimas irgi labai padėdavo man jos neatstumt nuo savęs. Ir tada po truputį kažkaip mane irgi motyvuodavo, kad mes galim, ir jinai ten, pavyzdžiui, sakydavo, kartu pavalgom. Ir jinai mane sakydavo, kad tu ten būtinai tą ir tą turi gaminti, bet gali gaminti ką nori, bet kaip tau išeina. Ir va tas toks būdavo man asmeniškai vienas priimtiniausių būdų, kaip pasibelsti mano širdį tuo metu. Tai aš kaip suprantu, tu ir apie ją knygą. Taip. Tai lyg tai minėjai, ar ne, kad tu jautėsi jos tiesiog besąlygiškai priimta. Taip, taip. Ir man tas buvo tuo metu turbūt svarbiausias dalykas ir toks geidžiamiausias, nes sakau, iš visur būdavo tiesiog visokie moralai, pamokslai. Kurie tikrai nepadeda. Tu nori pabėgti nuo viso Atstumia. to, taip. O va tas paprastas žmogiškumas ir tiesiog buvimas kartu, pabūt, patylėti, pakalbėti, nesvarbu, buvo pats sveikiausias santykis tuo momentu. Nes aš pati neretai girdžiu iš sergančiųjų, ar ne, sako, manęs nemato, mato tik mano ligą. Taip, taip. Ar gali pamatyti mane kaip žmogų, ar ne, o ne vien ligą, ar ne, ar pavalgėjai, ar nevėmėjai, nuėjau iš paskos į tualetą, atidaryk kambario duris, ar viskas tvarkoja, ar ne, ir taip toliau ir panašiai. Ir aš suprantu, kad tai irgi yra normalu, kai būni su artimaisiais ir save taip žudai ir žinoma, jie nerimauja ir jiems svarbu ir jie nežino galbūt kaip su tavim bendrauti, bet yra tas tikrai didelis noras būt pamatytam, nes tu gal ir pats nebežinai, kas tu esi, nes tu virsti tą ligą ir kai visi mato tave kaip ligą, tada yra tas toks vidai kažkur, kur ar kažkas dar gali mane pamatyti, kad aš apskritai egzistuoju, ne tik tas, taip, kas yra, taip. Tai tas labai turbūt irgi svarbu, aš galvoju dėl to, ir kad ta dalis, kuri nepaveiktas ligos, jinai irgi turi stiprėti ir augti ir nugalėti tą ligą, ar ne? Tai ją reikia maitinti, laistyti, glostyti, ar ne? Siųsti daug meilės, palaikymo, patvirtinimo, pastiprinimo, padrąsinimo, ar ne? Būtent. Kad ta šviesa nugalėtų tą tamsą, ar ne? Taip, nes kova vis tiek yra tarp tos ligos ir to, kas dar yra likę tavyje. Tai iš manęs bus paskutinis klausimas, tada galėsim pereiti prie tavęs ir prie auditorijos. Tai viena iš kolegių norėjo paklausti, kas tau padėjo kovoti su beprasmybe ir nuovargiu kovoti su liga. Kas padėjo atlaikyti, ar ne, tą nuovargį, beprasmybę, kad aš jau pavargau nuo ligos, nes tu ir pati, ar ne, mini, kad kartais, ką galima suprasti, norėdavosi tiesiog išnykti, ar ne, ir numirti. Pačioj pradžioj tai realiai valgymo sutrikimų centras, aš be jo visiškai nebūčiau galėjus pati išlipti, nes tiesiog buvo per sunku ir aš nebūčiau net sugalvojus, kaip man pradėti visą tą sveikimo kelią. O paskui būdavo, irgi ateidavo, nežinau, kai ir pradėjau sveikti ir atrodydavo, kad kaip ir viskas gerai ir tada vėl tokia didelė depresijos banga, bet tada paskambindavau savo psichoterapeutui. Jisai su manim susiskambindavo per Skype'ą kartais, kai aš išvykus būdavau. Koks pasiekiamas, ar ne? Taip, labai daug pagelbėjo. Tai vat būdavo tas irgi kartais tiesiog reikėdavo pakalbėti, pasakyti, ką jauti, leist savo išjausti ir neįsisupti tą, kad savęs gailėjimą ar matymą vien blogą, bet išjaust, palikti ir tada keliauti toliau ir vis ieškoti kažkokių nežinau, kas patinka, kas teikia džiaugsmą, kur randi prasmę, kad save įprasmintų. Man padėjo labai irgi iškeliavimas iš Lietuvos, savanorystė ir parodydavo, kad aš galiu kažką, aš galiu kažkom prisidėti, aš galiu būti, nežinau, ne tik vertinga, bet galiu kažką atnešti į šitą žemę ir ne tik tais va tą savo ligą. Tai turbūt savanorystė Afrikoje tau irgi labai prisidėjo prie sveikimo, turbūt daug prasmės jausmo atnešė. Taip. Jauteisi reikalinga.
iš tiesų buvo Taip, reikalinga. taip, labai labai daug kaimas atnešė, daug prasmės ir paskui aišku buvo irgi vėl didelis šuolis turbūt atgal, nes po viso to grįžti į tą kitą kasdieninį pasaulį buvo vėl be galo sunku ir vėl aš turėjau surasti tą tokį kaip ir balansą, kad ne visą laiką tu irgi turi ieškoti tik kraštutinumuose to, bet tu turi išmokti pajausti galiausiai visą tą prasmę kasdieniuose dalykuose, net ir mažuose dalykuose, kuriuos darom, tai nebūtinai visą laiką turi būti kažkas tokio labai ekstravagantiško, ne visą laiką tu turi ten išvaryti ir tą pačią Afriką, bet tuo momentu man tai buvo labai naudinga ir reikalinga ir man labai pagelbėjo. O kai sakei, nu vat vėliau atėjo pablogėjimas, ar ne, šitoj ligoje tikrai būna pablogėjimų, atkryčių, tai kas, nu vat, padeda išlipti iš tų atkryčių, iš tų pablogėjimų? Viena mintis, manau, tai tiesiog suprasti, kad kai įvyksta tas atkrytis, tai nebūtinai, kad va jau viskas, bet tu gali priimti tą atkrytį ir negalvot, kad okay, nuo rytojus ar nuo kitos savaitės, čia aš sau leisiu dabar atkristi savaitę ir tada, bet nu, tu atkritai, išjauti tą atkritį, kiek jisai ten truko, nežinau, valandą ar kiek, ir tada nuo tos akimirkos vėl gali toliau bandyti lipdyti kažką kito ir tai nebūtinai yra visiškas tavo feilas. Taip mes visi atkrentam, visiems taip atsitinka, tai irgi yra dalis veikimo proceso ir tai nebūtinai reiškia, kad čia viskas tai nedaro nei kiek tavęs mažiau vertingo ar tavo pastangų visiškai nenurašo ir nereiškia, kad tu bandai sveikti ir tu nepasveikai. Kiekvienas atkrenta bandydamas sveikti, nieks nepasveiksta iš karto. Taip, tai yra suprast, kad tai yra normalus procesas ir per daug savęs už tai nebausti. Ir nepasiduoti. Taip. Gerai, ačiū labai Paula už tavo atsakymus, jie tikrai labai vertingi, tai perleidžiu Natalija tau. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų tavo knygą suvalgiau per kelias dienas. Bet mano klausimai gal bus iš kitos pusės, nes pati esu sveikstanti nuo nervinės anoreksijos ir dalinai tą kelią praėjau ir iš tikrųjų labai noriu tau padėkoti, kad tu taip nesinuoginai jausmais, nes tai yra labai atvira ir knyga parašyta tiesiog mano kalba, to paukščių kalba, kurią suprantu tik aš. Ir man buvo vertinga praeiti visus etapus nuo pat pradžios, kai aš skaičiau turbūt priežastis, susisukimas ligoj, sirgimas, sveikimas, atkrytis ir tas labai gražus finalas, kurio tu ir sakei, kurio ir reikia mums, ne, kartais, kad patikėti, kad aš galiu. Ir aš galiu, tai va, aš norėjau paklausti. Gal siunčia, kad garsiau kalbėtų. Jeigu galima, Gerai. Tai va, norėjau pasiklausti tavęs, apie kurį ligos etapą knygoje tau buvo sunkiausia rašyti. Sunkiausiai tai turbūt buvo tas etapas prieš atsigulant antrą kartą į sutrikimų centrą, nes tai buvo toks labai tamsus periodas, kur, nežinau, visa ta realybė net atrodė tokia surreali ir kartais būdavo sunku iš vis suprast, ar aš gyvenu, ar aš esu tikra, ar viskas, kas egzistuoja, yra tikra. Ir kiekvieną kartą irgi grįždavau to mintim, tai būdavo kartais net turėdavai atsitraukti, nes pajausdavai vėl tą anoreksiją kažkur kalbančią ir bandančią tau kažką pasakyti. Ir būdavo, pavyzdžiui, nežinau, ilgiau nepavalgai, pajauti tą tuštumą ir jauti, va, matai tas tuštumos jausmas ir tu turi išgirsti tai ir tada suprast, kad okei, čia anoreksija kalba, man reikia nesiklausyti, man reikia daryti priešingai, negu jinai man kalba, bet praeit pro visą tai vėl buvo tikrai be galo sunku ir reikėdavo būtinai daryti pertraukas, kad galėčiau atsikvėpti ir iš naujo prie to grįžtant paskui. O kas tada pridavė tau jėgų dar kartą tai išgyventi? Tiesiog, kaip aš sakiau, aš kaip pati sirgau, aš labai norėjau kažką paskaityti, kas būtų išgyvenęs visą tai.
Ir aš labai tikiuosi, nežinau, kad kažkas, kas skaitys, kas eis per tai ir kad kažkam truputį bent padės arba pasijaus, kad aš nesu toks vienišas ir aš nežinau, kiek ta knyga galės padėti tam žmogui, bet man atrodo, kartais tiesiog taip trūksta to supratimo, kad aš ne vienas sergu ir kad yra kitų pilna žmonių irgi, kurie per tai eina ir jie išgyvena ir jie irgi jaučia tos jausmus, tai man tas noras suteikti tą jausmą kitiems buvo didesnis negu tas sunkumas per tai dar kartą praeiti, kur atrodo, gal aš praeisiu per tai dar kartą, bet jeigu man pavyks, ir išleisiu šitą kūrinį, žinau, kad išleidus, paskui jisai gali atnešti daugiau naudos, negu kad man skausmo tuo momentu, kai rašai. Bet iš tiesų knyga yra labai didelis paveikimas ir turbūt bet koks sergantis žmogus arba sveikstantis žmogus ras etapą, už kurį galės užsikabinti ir galbūt tą virvelį ir patrauks jį iš to, nes kaip ir sakai, jis pasijaus ne vienišas ir žinos, kad kažkas išgyveno, ne, ir kad tai gali. Knygoje iš tikrųjų daug rašai apie tą sunkią akimirką, kai nori sunaikinti save. Gan dažnai tą girdėjau. Kas tau padėjo pasirinkti gyvenimo, o ne mirtį? Realiai tai labai ilgą laiko tarpą galvojau tiesiog, kad visiems būtų geriau be manęs, nes aš nešu labai daug skausmo ir su visa šita liga ir taip toliau, bet turbūt mama. Ir tai buvo ta akimirka, kai praktiškai kovau dėl mirties ir tada pamačiau iš tikrųjų tos jos akis ir pamačiau, kaip jai sunku yra ir pirmą kartą pajaučiau, ką atneštų tai, jeigu aš iš tikrųjų dabar būčiau neišgyvenus ir būtų pasibaigę viskas. Ir tada galvojau apie mamą, galvojau apie brolį, sesę savo ir tai buvo toks, kad negali tai būti tie paskutiniai tokie atsiminimai va tokios manęs. Aš tiek daug laiko išvaiščiau ir nepatyriau tiek daug dalykų ir tai buvo toks kaip pagrindinis akstinas toks nepasiduoti ir jau, jeigu taip jau yra blogai, tai atrodo blogiau būti nebegali, tai kodėl nepabandyti tada pasveikti, nes negali tiesiog būti blogiau, tai arba bus geriau, arba bus taip pat blogai, tai tiesiog buvo toks. Dabar gal laikas pabandyti kažką kito, nes tas kelias anoreksijos link jisai niekur nevedė gerai. Jo, bet iš kur savyje radai tiek drąsos ir vidinių jėgų pasirinkti tą gyvenimą, nes ta liga labai daug kaltina, draugus, bendravimą, sociumą, viską, tu reikia higienos, tu vaisti tiesiog, kaip tu sakai, sunaikinti save, aš niekam nereikalinga, aš našta, tai va, iš kur ta siekla pasėta ir kuri išaugo? Nežinau, manau, turbūt artimųjų palaikymas, kad galiu ir jų tas pasidalinimas irgi, tas kartu naštos nešimas ir toks įrodymas, kad nesu tik tais bloga, kad nenešu tik tais kančios, kad jie kaip džiaugdavos visom to mano pergalėm ir tos, kai mažytės pergalės būna ir tu pamatai tas akis ir atrodo, okei, va dėl to ir noriu stengtis, dėl to ir noriu kažką daryti ir paskui vis po truputį daugiau ir daugiau tas auga ir tada pasidaro vis po truputį lengviau, nes tu vis stipresnis ir stipresnis daraisi su kiekvienu tuo kartu, kaip pasakai, taip gyvenimui vietoj anoreksijos ir galiausiai taip sustiprėjai. O kaip sekėsi susigyventi su tais balsais, kurie tave traukia į tą dugną, ne? Vienas sako, nevalgyk, kitas sako, eik išvenk, pasišalink, tu čia tokia. Bet ta diskusija, kuri pastoviai vyksta 24 valandas ant 7, tiesiog non-stop. Kaip su to išgyvenai? Kaip tam pasakei, ne, stop? Realiai reikėjo man ir medikamentus tam tikrų metų vartoti, nes kitaip tiesiog buvo per sunku, tai aš turėjau sudėti ir antidepresantų kurį laiką, kad tiesiog galėčiau iš pradžių koncentruotis į savo svorio atstatymą ir man kaip ir gydytojas irgi
visą laiką sakė, iš pradžių tu turi atstatyti savo svorį, mes net negalim kalbėti apie visą tai, kas vyksta tavo galvoje, nes kol tu neatstatysi bent kažkiek svorio, tai nieko nesutvarkysim, kas yra tavo galvoje. Tai realiai man prireikė laiko ir su medikamentais, ir paskui po truputį, vat, ir svoris truputį auga, tada tie balsai darosi truputį silpnesni, mažiau girdimi, bet kol tu esi vienas su jais, tai faktas, jie tik į destrukciją tave veda ir su jais labai sunku vienam pačiam susidoroti. Aš net nežinau, ar įmanoma iš esmės. Turbūt neįmanoma. Kaip aš sakau, pasveikti nuo valgymo sutrikimų reikia visos genties, ar ne viso kaimo. Taip. O kaip pasijutai, kai pradėjai jausti, ne? Nes tu išjungiai visiškai jausmus, ne? Pasidavei tiem balsam, dalykai. Koks tas jausmas buvo? Buvo baisu, buvo sunku, nes visą laiką jausmus jau turėjau tokį paterną, kaip juos išjausti per maistą, tai ar tam persivalgant ir išvenant, arba visiškai nevalgant. Tai kai turėjau pakeisti visą tai ir su savo jausmais tiesiog išbūti ir išgyventi, tai buvo be galo sunku. Ir vis būdavo tas noras jų neišjaust, o geriau juos suvalgyt ir išvengti paskui. Bet vėlgi ir vaistai iš pat pradžių padėjo keisti visą tai ir paskui dienoraščio rašymas, kalbėjimas, psichoterapija ir po truputį aš pradėjau mokytis ir keisti visą tą, kaip išjausti jausmus, kad pasistengti tada juos tiesiog išjausti, nenukreipti į maistą, nebausti savęs per maistą, nebausti kitų per savo valgymą ar nevalgymą, nes irgi būdavau linkus ten ar susipykstu su vyru ar kažką, kad aš nevalgysiu ir tai bausiu ir jį, tai bausiu save, tai buvo toks dalykas, kurį žinau ir kuriuo manipuliavau realiai, bet po truputį atskiri ir stengiasi tuomet keisti visus tas ir žinoma, prireikia laiko lygiai taip pat kaip prieš tai tave užvaldo vienoks paternas, tai prireikia lygiai taip pat labai daug laiko, kol tu išmoksti pakeisti ir kitaip išjaust tas jausmus. Mokėti juos įgyventi, išjausti. Dar noriu užduoti tokį klausimą apie stacionarą. Kaip pati minėjai, tai yra labai svarbu. Apie tą stacionarą, tai buvo tau labai svarbu ir tau pavyko iš antro karto. Tai reikia suprasti, kad tai nėra gėdinga, jeigu tau neišeina iš pirmo karto ir jeigu liga tą sumanipuliuoja, kaip tu labai gražiai aprašei, ne, su šypsena išėjai, jau žinojai planą ir taip toliau, bet galvoji, jinai sukasi, kad aš žinau, kad viską išeis iš vartų. Tai vat, kai antrą kartą gulėjai, ar tau pavyko atsitraukti nuo ligos ir pamatyti ją iš šono? Kokia jinai yra? Taip. Kartais, aišku, vėl užeidavo ir viską matydavai vėl per ligą, nes kai esi dar toks trapus yra pakankamai sunku, bet apskritai ir centre irgi, nežinau, aš ir kai grįžau antrą kartą, tai irgi ką pamačiau, kad tiek daug veidų buvo tų pačių, su kuriais aš galėjau ir praeitą kartą ir aš paskui kartais ateidavau aplankyti ar ateidavau su savo psichoterapeutu irgi pakalbėti, irgi vis matydavau, kad tie veidai, jie labai minimaliai keičiasi ir tos ligos kartais prireikia metais, ten merginos guli ir ne tik merginos, ir vyrai ir praleidžia daug tenais laiko, kol sugeba iš to išsikapstyti. Ir antrą kartą irgi gulint labai pastebėdavau, nežinau, kai su dietologija gali kalbėti, gali keisti savo dietas, tai visą laiką girdi tą anoreksijos balsą, nes aš ir pati tą patį dariau pirmą kartą, kai gulėjau, tu ten nori viską pasikeis, kad po mažiau kalorijų galėtum kažko išvengti, sakysi, kad esi alergiškas ten viskam, netoleruoji nieko. O paskui, jau kai tu iš tikrųjų nori pasveikti ir irgi labai gerai pastebi tuos pacientus, kurie to nori ir tu tada tiesiog visiškai priimi gydymą, nes supranti, kad ta kontrolė, kurios tu sieki būdamas ten, tai yra ne tavo kontrolė, o tavo valgymo sutrikimo kontrolė ir vis dar tas valgymo sutrikimas nori tave kontroliuoti ten būnant. Tai labai taip irgi pasistebi tie žmonės, kurie iš tikrųjų nori atsiduotam gydymui ir kurie vis dar bando kažką ten apgauti ar sumeluoti ir vis tiek pasilikti tą ligą.
kokią patirtį tau suteikė stacionaras? O įvairia, iš tikrųjų man tai buvo, aš ten tiek daug ir neapkenčiau dalykų, aš taip norėjau iš ten ir pabėgti, ir mane ten erzino ir maisto kokybė, ir aš ten nesupratau daug dalykų, bet tuo pačiu buvo tiek daug ir gerų dalykų, ir tai buvo vieta, kur aš pagaliau pasijaučiau, kad mane supranta žmonės irgi kalba mano kalba, kaip pati minėjot, kur mes išmokdavom pasijuokti iš to savo valgymo sutrikimo ir ten būdavo visokie juokeliai, visokių ten dalymais įvairiausiam patirtim ir ten, žinoma, būdavo ir kartais trukdavo labai to ir privatumo, bet tuo pačiu tai buvo ir tokia bendrystė ir tokios draugystės ir tai buvo vienintelė realiai aplinka, kurioje aš iš tikrųjų galėjau pasijausti kaip namuose, kaip savo šeimoje. Tai galiausiai tau net būna baisu iš ten išeiti, nes tu būni tokiam burbule, kur tavim pasirūpina, tau nereikia galvoti, kaip sveikti, tau padės viską ir paskui irgi atsimenu, kai antrą kartą turėjau išeiti iš ten ir buvo toks, o kaip man reikės pačiam su tuo susidorot. Tu kaip ir žinai, bet tuo pačiu bijai, nes ta liga jinai kartais taip tave sugriebia ir tu tiesiog nebegalėjai, atrodo, nieko atsakyti. Tai buvo tos patirtys įvairios, bet šiaip aš be viso to tikrai nebūčiau galėjus išlipti iš tos ligos, jeigu nebūčiau tam atsigulus ir prabuvus visą tą laiką. Dar norėjau pasiklausyti tokį labai asmeninį klausimą apie valgymo sutrikimą. Kaip tau pavyko suvalgyti bandelę vakare? Labai sunku būdavo. Mes taip kovodavom tenai su tuo, nes būtent naktipečiais laikai būdavo sausainiai, bandelės bet tiesiog nebūdavo kito pasirinkimo ir turėdavai tai padaryti. Aš pati nebūčiau to darius, tai man dėl to buvo labai gerai, kad aš ten buvau ir plus, kai žinai, kad visi tai turi padaryti, tada suteikia tam tikros kažkokios stiprybės, kur atrodo, tu valgai, tu nenori, tu pyksti, bet visas mes pykstam, visas mes nenorim ir vis tiek visas valgom tą bandelę. Tai galiausiai prisiverti ir paskui jau nebe taip baisu darosi su kitais kartais. Tai jau paskutinė lengvai suvalgyti. Na, išėjimo bandelė. Jo, tai iš tikrųjų valgymo sutrikimas duoda tos bendrystės ir kaip ir personalo, taip ir pačių merginų, kai tu negali iš stalo išeiti, kai visas nepabaigia, ne, tai jūs darotės komanda tokia. Taip. Na, kartais ir nebūtinai komanda, kartais tokie kaip priešai patampi, nes tam kažkas ir labai ilgai valgo, visiems yra sunku ir ypač kai atsisėdi prie to stalo, tai būna labai toks jautrus momentas ir ypač, nežinau, kur būna ar naujos merginos atvykusios, ar pats esi ką tik atvykęs, nežinai taisyklių, nežinai kaip viskas veikia, tai būna sunku, bet su laiku paskui tie naktipečiai netgi būdavo iš tikrųjų pakankamai smagus metas, kur galiausiai ir pasijuokdavai ten iš visko, nors būtų aišku, pasijuokdavai, bet taip su laiku kažkaip išmoksta. O dar vis tiek valgymo sutrikimų centras turi ne tik maistą, bet ir terapijas. Šalia to, ne, kad mes mokinamės mechaniškai valgyti, o kokia terapija tau labiausiai patiko ir padėjo? O man šiaip visas terapijos patiko. Aš į visas buvau dar užsirašęs ir socialinės veiklas tenais man labai, bet šiaip labai įsiminė kažkaip, nors ten buvo ir visi grupiniai psichoterapijos seansai ir motorikos, ar kaip ten vadinasi? Kūno vaizdo. Taip. Tai šiaip viskas tikrai turėjo labai daug įtakos ir labai daug pagelbėjo, bet gal ne tai, kokia terapija pagelbėjo labiausiai, bet kuri man tokios ramybės atneždavo, tai būdavo audiovizualinė, kai eidavom. Ir aš ten galiausiai visą laiką užmigdavau, bežiūrinti tuos, bet man taip patikdavo, mes ten ateidavome su tais pledukais, atsiguldavom ir žiūrėdavom į paukščiukus, ten gamtą, ir klausydavom ir man kažkaip labai strigdavo, kad ta tokia ramybė kartais ateinanti, kur išjungi va tas mintis ir nesigilini į ligą, į
nieko, bet valandėlę laiko tiesiog pasižiūri, paguli, pasiklausai čiurlenimo ir kažkaip labai įstrigo irgi šitie užsiėmimai audiovizualinės terapijos. Dar kai tu išėjai iš centro, jau pradėjai tas bangas, per visas bangas eiti, net kritimus, pakilimus, vis dėlto galėtų atėjai link meilės sau. Gal gali papasakoti daugiau, kas tai yra ta meilė sau, kaip tu ją suradai, kaip tu ją supranti. Aš manau, kažkaip labai ilgą laiką aš ieškodavau tos meilės iš kitų ir tai paliudydavai gal savo vertę, kiek kiti tave myli, bet visą laiką supranti, kad tai yra labai, nebūtinai kad laikina, bet tai labai nuo daug dalykų priklauso. Ir jeigu tu visą laiką vertinsi savo meilę savo vien tik tais pagal kitus, tu labai bus priklausomas nuo kitų. Bet kai tu sugebi priimti save ir netobulą, ir nebūtinai, kad tu turi būtinai kažko pasiekti, ar kad tu turi ten padaryti kažką, kad būtum nusipelnęs, bet kai tu iš tikrųjų pamilsti save ir nebūtinai už tai, kaip tu atrodai, ir net ne už tai, kas tu esi, bet tiesiog pajauti tą meilę esančią savyje, nes patiki, kad tu esi, nežinau, sujungtas su visa šita visata ir kad esi bendra viso ko energija ir kiekvienas mes ją turim ir tavo meilė negali būti sąlyginė, nes niekas apart tavęs taip nemylės, kaip tu pats gali save mylėti. Tai jeigu tu visą laiką kelsi savo meilį sąlygų, visą laiką bus labai, nežinau, ne tai, kad nusiminęs, bet kaip ir sakiau, priklausomas, o tik pamilęs save, realiai tu gali mokėti mylėti ir kitus ir mokėti mylėti visą pasaulį. Tai aš kaip ir daugiau klausimų neturiu. Gal kažkas... Kaip tu jauties, Paula, ar dar turi jėgų išgirsti Tai klausimus? jeigu kažkas dar turi kažkokį klausimą, tai žinoma. Man šiaip gal įdomu, kaip va dabar, va po tiek to laiko, kaip dabar va būtent jauties atpasakodama ar panašiai. Ar tau dar vis ateina kažkoks toks skausmas iš vidaus, ar tu jau visiškai lengvai taip priimi? Dabar jau šiaip pakankamai lengvai, gal jeigu taip einu labai į detalės, arba labai priklauso irgi su kuo kalbi, tarkim, aš kai kalbėdavau, susitikdavau kartais su merginom, kurios serga valgymo sutrikimais ir būdavo su vienom merginom, tarkim, kalbi ir tu jauti, kad jos nori labai pasveikti ir tu grįžti ten, tu labai gerai pažįsti tą anoreksijos kalbą ir kai tu matai, kad žmogus nori pasveikti, toks ir pats prisipildai ir tau net ir grįžti tuos atsiminimus nėra taip sunku, bet kartais būdavo, kur tu susitinki ir tu kalbi su anoreksija ir tu grinai matai, kad kalbi su anoreksija, kur tau visiškai meluoja žiūrint į akis. Ir va tada pasidarydavo labai sunku ir tada pajausdavau, kaip vėl viskas praeina ir tada ir dalintis visais tais dalykais. Labai priklauso su kuom kalbi turbūt ir ta energija, man atrodo, irgi labai nuo to pasijaučia. Bet šiaip dabar jau nebėra taip sunku grįžti į tuos laikus, bet buvo sunku, kai aš jau knygą. Aš turiu klausimą dar. O kas pasako, kad liga jau pasibaigė? Pajauti, manau, kai tu nebebijai valgyti bet kokio maisto, kai tu nebeskaičiuoji ištisai kalorijų, kai tu neapdėlioji savo viso gyvenimo aplink maistą, kai nesprendi savo problemų per maistą, tai man atrodo, tai yra ženklai, kad tu jau esi pasveikęs nuo to. Bet tokio tikslaus apibūdinimo turbūt nėra, bet aš manyčiau, kad Čia negalima sakyti, kad tai yra liga visam gyvenimui, kad jį gali bet kada sugrįžti, kaip priklausomybių ligų atveju, ar ne? Ar yra galutinis tas pasveikimas ir viskas? aš manau, čia niekada negali galbūt dėti tokio kaip galutinio taško ir aš sakau, man ir dabar gal kartais būna, tu išgirsti tą balsą ir nėra taip, kad, nežinau, tu niekada negirdi, nes tu jau turi tą patirtį, tu visą laiką atpažinsi tą ligą. Tai tu kartais galbūt išgirsi, nes tu jau pažįsti tą ligą, gal kiti žmonės niekada nesirgia, jie irgi išgirsta tą balsą, bet jie tiesiog nežino, kad tai liga, jie nepaklauso ir taip ir nueina, tu jau pažįsti, tu žinai, kas tai per balsas yra ir taip kartais išgirsti, bet tiesiog tu nebeklausai to balso, tu pasirenki daryti kitus dalykus ir būtent ta patirtis tau leidžia irgi labiau būti sąmoningu, labiau atpažinti visą tai
ir nebesugrįžti tą patį kelią, kuriame buvai. O gerai, kas pasako tada, kad susirgi tą ligą? Priklauso kuria liga. Anoreksija, man atrodo, kūno svoris apsprendžia labiausiai, ne? Gali būti žmogus ir stambus, bet sirgti nervinė anoreksija, jeigu ir ne per tam tikrą laiko tarpą jis netenka ar ne svorio, yra mitybos nepakankamumas. Taip. Bet dažniausiai juk pradžiai būna neigimas, ar ne, ligos. Tai labiau turbūt pastebi aplinkiniai, ar ne? Taip. Bet kas konstatuoja tą dalyką? Daktaras ateina ir pasako, kad tu sergi dabar? Nu, kada skaitos pradedi sirgti ir baigi sirgti? Nu, Nėra nei pradėjimas sirgti, nei baigimas vis tiek sirgti. viskas turi pradžią, turi pabaigą. Čia kaip alkoholizmas, kas tau pasako, kad tu esi girtuoklis? Nu, pas daktarą, kai nuvyki, pasako, tu alkoholikas, reikia lankyti kursus kažkokius. Turim vieną gydytoją, va porą gydytojų gali pasakyti, kada jūs pasakote. Pasako daktaras. Konstatuoja patį, kad tu. Gydytojai psichiatrai, kurie diagnozuoja šitą ligą. Bet iki jų dar nueit reikia. O priežastys yra kažkokios, kurios sukelia tą ligą? Ar čia, visiems skirtingai? Daug kas, pavyzdžiui, kaltina tos nesveikus grožio standartus tokius. Aš nemanau, kad čia yra pagrindinė priežastis. Manau, taip gali paaštrinti, bet labai daug kas priklauso nuo tavo pačio savivertės, nuo to, kad tu išgyveni, nežinau, patyčios ar seksualinė prievarta ar tėvų nematymas tavęs. Tai yra daugybė dalykų, kurie gali tave atvesti iki to, kur tu galvosi, kad aš sukontroliuosiu savo gyvenimą, bent jau taip, arba aš sukontroliuosiu savo svorį ir tada yra tas toks perfekcionizmas, kur tu nori sukontroliuoti kažką savo gyvenime ir pasirenki tą kontrolę per savo santykių su maistu, kas galiausiai būna ne tavo kontrolė, bet būtent valgymo sutrikimo kontrolė, nes jisai tave pradeda kontroliuoti. Bet tau psichologiškai, man atrodo, kai trūksta va to kažkokios kontrolės aplinkui, tu į tokį įeini savikontrolę, kuri peržengia galiausiai visas tas ribas ir visur prarandi realiai kontrolę. Jūsų atveju buvo kažkoks, tas trigeris, kažkokia tokia priežastis, ar kažkokia trauma patirta, kas nors? Man realiai labai susisiejo su mano prosenelės mirtimi ir aš tada nemokėjau pilnai gal išjausti to gedulo, nemokėjau pilnai susitaikyti su tom, kad jinai mirė. Nenorėjau džiaugtis gyvenimu, man tai atrodė neteisinga, tada norėjau save kaip ir kankinti ir tuomet galvojau, aš save sutvarkysiu ir tada atėjo tas toksai kontrolės, ta kontrolė į mano gyvenimą, kur aš atrūšiavau, šitas teisinga, šitas neteisinga, šitas gerai, šitas negerai, valgyti tiek yra gerai, šitiek jau čia yra per daug, tada prisidėjo irgi visokie matymai, nežinau, neteisybės pasaulyje, tada tai vis gilino ir galiausiai tai pasidaro toksai kokteilis, kur net sunku pasakyti, kas tiksliai visą tai kaip ir kartu sueina, bet tas toksai trigeris tai buvo nuo prosenelės mirtis. Jūs labai artimas. Taip. Aš tai gal ne klausimą užduosiu, bet aš noriu labai pasidžiaugti tavim, kad tu dabar atsistoji ant kojų, tu kalbė apie tai, kad tu parašy knygą, sudėjai savo mintis ir kad gali dabar padėti kitiems. Labai užtičiu. Daug drąsos turbūt tam reikėjo. Bet iš esmės ir padėjo man, kai pirmą kartą pasidalinau socialiniuose tinkluose su tuo savo sveikimo procesu, tai man pridėjo realiai tokios stiprybės, nes tada pradėjau just, kad atėjo visi laiškai ir klausimai, kaip iš to išlipti. Ir tada buvo toks, atrodė, atsakomybės nešimas ne tik apie save, bet ir apie kitus. Ir atrodo, dabar nebegaliu leisti savo vėl nusvirsti, nes tada kiti žmonės irgi galvos, kad va sveikau ir tada nepavyko ir dabar jau privalau pasveikti. Tai toks irgi buvo truputį įnešė drąsos ir tokio noro nepasiduoti tas kalbėjimas. Ar tas dalymasis ir po to viešinimas, ar to nebuvo tai terapijos dalis kaip ir savo?
Iš dalies buvo. Buvo kartais irgi tokių atvejų, kur jau jausdavau, kad tiesiog yra per daug ir kur man jau reikia atsitraukti truputį ir ne tik tais būti su visu šitu ir šita liga ir turiu kitais dalykais gyvenime užsiimti. Bet būtent tuo metu irgi, kai ėjau iš viso to, iš tikrųjų labai padėjo ir aš vykdžiau dar ir tokią veiklą, kur visos merginos ir vaikinai galėdavo dalinti savo istorijom, kurias ten viešindavom ir tiesiog rodydavom, kad jie nėra vieninteliai ir mūsų yra daug, kurie serga šitom ligom ir patiria ir tai tau irgi duoda tokios bendrystės jausmo. Gal dar kažkas norėtų sureaguoti? Aš dar norėčiau klausimą. O kaip planuojat viešinti dabar knygą? Kokį komunikacijos kanalus, kokius pasirenkate? Telėtų, Čia jau nesu manim reikia kalbėti. Matau skampą prašys. Dabar apie valgymą sakykim. Bet apie knygą mes įdomu. Laiko rašyti. Gal? Beveik 10 metų. 10 metų truko. Nes taip būdavo, rašydavau, tuomet padėdavau, tuomet prireikdavo ten kartais metų kokių, kad vėl atsidaryčiau, vėl rašydavau. Tada man nebepatikdavo viskas, ką parašiau, tada viską perrašyti turėdavau. Tai tas veiksmas toks vyko, kol aš irgi galiausiai supratau, kad jeigu aš visą laiką sieksiu to tobulumo, aš niekada neišleisiu knygos, nes man kiekvieną kartą atrodys, kad jin galėtų būti vis geresnė ir geresnė, bet atrodė, dabar jau laikas ir tiesiog atiduoti ir jin neturi būti tobula, kaip ir mes neturim būti tobuli. O pati liga kiek truko? Gal kokius 3-4 metus ir paskui visas tas veikimo procesas, jisai niekada negali tiksliai žinot, kiek viskas užtruko, bet maždaug tai. Kas pirmas perskaitė knygą? Kas pirma perskaitė? Be redaktorės ir tavęs. Mama. Mama, ne? Mama visą laiką skaitė visus mano rankraščius, man net gėda būdavo visus kartus. O dėl ko gėda? Nes atrodydavo, jinai jau viską skaitė, aš prirašau dar kokius 3 skyrius ir jinai vėl iš naujo viską skaitė. Ar šiandien yra galimybė įsigyti knygą? Taip, galėsite. Su autografu? Su autografu gal? Bet aš suprantu, jūs buvot pasiekusi tokį tašką, kad jau, ir norėjo pasibaigti, ar ne? Išsekimas. Buvo širdies ritmas sulėtėjęs iki kritinės ribos ir mane tada nuvežė į sutrikimų centrą, man padarė kardiogramą, neišsiuntė tiesiai į reanimaciją į Santariškes ir gydytojas tada irgi sakė, sako, 1 valandų ir tas galėjo nebebūti jau. Tai buvo toks irgi, nežinau, šokas galbūt, toks tikrai jau suvokimas, kad čia jau nebe poetinė mirtis, bet visiškai reali mirtis. Gal kokia linksmesnė gaidelė baigti. Tai linksma gaida tokia yra, kad aš noriu truputį įsiterpti, tiesiog apie pačią knygą papasakosiu, kad man kaip redaktoriui buvo labai lengva dirbti su Paula, nes aš nežinau, tiesiog jau po tų 10 metų, kuriuos skyrė tai knygai, kai jau atsiuntė tą rankraštį, tai jau buvo toksai, viskas, aš nebeturiu čia ko daugiau pridėti. Ir aš dar bandžiau ten įterpti mamą, dar kažkaip įkalbėti, kad dar atsirastų papildoma linija. Bet ir po to jau ir pati supratau, kad čia jau nieko nereikia, nes yra tokia gera pasirinkta, nežinau, strategija, ne strategija, kaip čia ją pavadinsime, bet tas savo ligas ar ligą, jinai pavertė pabaisomis ir pavertė herojais, kas dar neskaitėte. Tai čia labai daug išduoti nenoriu, bet tai tiesiog
taip gerai padėjo atskleisti tie pagrindinės veikėjos jausmus, tie du žvėris, kad aš nežinau, aš kai perskaičiau, likau labai labai sukrėsta. Tiesiog tas šiurpas, kurį va, tu išgyveni, tarsi atrodo, skaitai, tarsi pats išgyveni, pati išgyveni va, tuos jausmus, kurie ten yra surašyti. Tai norėčiau pasakyti, kad ji yra ne tik žmogus, kuris turėjo tokią patirtį, bet tiesiog labai gera rašytoja. O taip, o taip. Tai labai ačiū, Paula, už tokį nuoširdų pokalbį, daug vertingų pasidalinimų man šito pokalbio metu įvyko, ar ne? Ir ačiū visiems dalyvavusiems. Ir dabar galime pereiti prie laisvesnės dalies. Jeigu turiu